Pone Girjotai, turit skaičiavimus? Taip, ir aš galėčiau čia šitoje vietoje nesutikti, paprieštarauti, todėl kad irgi prieš laidą pasižiūrėjau, kiek, kaip Tomas minėjo, tie apsikeitimo sandoriai yra, pavyzdžiui, 5, 10, 20 ar 30 metų laikotarpiai, ar ne? Tai 5 metų laikotarpiai plius minus tas apsikeitimo sandoris šiuo metu yra apie 2,15–2,18 procentinio punkto. Tai taip pat radau žinutę, galbūt ir LRT portale spausdinta, dabar tiksliai nepamenu, bet vienas iš bankų sakė, kad šiandien galėtų vidutiniškai klientui pasiūlyti 4 procentus fiksuotos palūkanos. Ar ne? Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad marža apie 1,85–1,9 kažkur, ar ne, klientui tokiu atveju, tai yra pakankamai didelė, nes fiksuotų palūkanų sandorė yra dvi dedamosios, ar ne, tas apsikeitimo sandoris vadinamas, ar ne, arba swapas ir šiuo atveju yra marža. Tai 1,9 marža yra šiaip pakankamai didelė. Bankai, turbūt Tomas dabar sutiktų, naujiem klientams siūlo tikrai mažesnės maržas, ar ne. Tai va, tai čia turbūt yra labai svarbu, koks yra banko apetitas ir kiek į tą fiksuotą palūkanų normą bendrai skaičiuoja kokią maržą, atitinkamai tam ateinančiam 5 ar ten ilgesnio laikotarpio, ar ne. Tuo tarpu, tarkime, 10, 20 ar 30 metų apsikeitimo sandoriai šiandien yra apie 2,5 procentinio punkto. Ir šiaip turėtų būti šiandien, sakyčiau, gal geras laikotarpis fiksuoti palūkanos 20, pavyzdžiui, metų, bet čia yra kita svarbi dedamoji dalis, kad Lietuvoje vidutinė būsto paskolos trukmė yra 15–20 metų. Kitaip sakant, žmogus arba šeima, kuri paima būsto kreditą, ji kažką per 15–20 metų su tuo kreditu padaro. Grąžina, parduoda turtą, nežinau, išvažiuoja galbūt iš Lietuvos ar ne, ar keičia į kitą turtą. Tai tokiu atveju fiksuoti 30 metų, na, jau yra iš karto nelogiška, nes nepaisant to, kad galbūt imi paskolą 30 metų, nes parduosi ar ten kažkaip nebeturės to turto ir nebeturėsi paskolos. Tai, sakyčiau, čia būtų sveika, jeigu paimtumėm kitus pavyzdžius kitų Europos šalių, ar ne, ten, tarkime, imkime Jungtinę karalystę, pavyzdžiui. Ten yra kas 2 metus sveika tiesiog ir protinga persiderėti dėl palūkanų. Tai nesvarbu, ar tai ir dažniausiai tai yra fiksuotos palūkanos, atsiprašau, tai tokiu atveju persiderant, na, tai persiderė ir marža ir galbūt, na, tas swapas, ar ne, irgi to pačiu fiksuojamas tom laikotarpiu. Tarkime, Jungtinių Amerikos valstybių, tarkime, atveju ten yra 10 arba 20 metų fiksavimo laikotarpis. Ir šiuo atveju tas ilgesnis laikotarpis, čia sutikčiau gal šiek tiek su tom, ar ne, kad leidžia planuotis. Tai nebūtinai išloši finansiškai, bet tu gali planuotis. Tu žinai, kad, pavyzdžiui, už būstą tau reikės mokėti 500 eurų per mėnesį ir tu žinai, kad tiesiog tai bus 10 ar 20 metų į priekį stabilu. Ar ne? Imkime Šveicariją. Šveicarijos pavyzdys yra, kad ten yra visam paskolos laikotarpiui fiksuojamos palūkanos, bet ten ir apsikeitimo sandoris yra mažos ir mažos yra mažos. Tai va čia turbūt reikėtų dar sugrįžti tą dalį, kad maržos Lietuvoje yra tiesiog labai didelės. Ir statistika pasižiūrėjus tarp eurozonos šalių, tai yra tų šalių, kurios turi eurą, Baltijos šalis turi didžiausią maržą apskritai. Ir marža yra tikrai labai didelė. Ir čia yra bankų apetitas.